Sveiki, esu Jokūbas Pilaknis, Fiberta. Labai trumpai darom kompiuterių nuomą prenumeratos modeliu ir turim labai paprastą ir aiškų tikslą, tai sudaryti galimybę verslams naudoti šiuolaikišką techniką be didelių pradinių investicijų. Tai kaip atsirado Fiberta, tai jau 2015 metais ją įkūrėm. Pavadinimas Fiberta visiškai nesusijęs su kompiuterių nuoma, dažnai kas klausia, tai Fiberta yra nuo žodžio angliško fiber, tai yra pluoštas, kad jau vienai mes pardavinėdom pluoštą gamybininkam ir sukūrėm įmonę. Ir tą visiškai pakeitėm veiklą. Tai dabar darom tik tai kompiuterį ir apskritai visą IT įrangos nuomą. Turim 2000 renginių išnuomavę, 300 verslo klientų, be fizinės, fiziniai nuolatos pasiema, grąžina ir taip toliau. Tai pagrindinės vertės, tai žinoma stabilumas ir aiškus mėnesinis mokestis, nes didžioji dalis verslų bankrutuoja ne dėl to, kad trūksta pardavimų, o dėl to, kad nesutvarkoma su pinigų srautais. Ir antras dalykas, tai nuolatinis įrangos atnaujinimo galimybė. Tai įrangą atnaujinti yra daug paprasčiau, kai yra stimulas, ateina terminas ir atsinaujini. Nes įrangą atnaujinti tada, kai jinai nebeveikia tinkamai, jau yra per vėlu. Truputį apie mane, tai aš BNI esu iš tikrųjų paieškojau vakar, kad nuo 2016 metų. Tada dar klubas nebuvo susikūręs, buvo tik tai besikūrentis, tai nesiskaita narystė. Tai jau 7 metai, prisijungiau, kai man buvo 20 metų, buvo labai nejauku, net nejaukiau negu dabar. Taip ir pradėjom įrangos nuomą nuo vieno kompiuterio, pirmas klientas buvo viena įkūrėjo žmona. Nerijaus Numbės žmona buvo. Papildomi faktai apie mane, kažkada buvau geras dainininkas, čia dainų dainelį dainuoju. Baigiau Šiauliuose mokyklą, atvažiavau Vilnių mokytis, baigiau VGTU finansų technologijų bakalaurą, dar fintech magistrą, 2 mėnesius dirbau dėstytojų, kažkam buvo svajonė, bet kai padirbau, supratau, kad versle truputį lengviau gyventi, kai iš dėstytojų atlyginimų. Hobiai tai Darius muzika, krepšinis, smuikas, pianinas, baigiau muzikos mokyklą, nemažai dar pamenu dabar sudaičiai. 25 metų didžiausias projektas, tai mano buvo, kad tapau tėčiu, tai čia keletą nuotraukų. Anksčiau sakydavau, kad tas klišinis pasakymas, kad kai tėvai sako, kad pavargęs bus tada, kai turės vaikų nesąmonę, bet pasirodo sąmonė. Tai ką siūlo Fiberta? Tai trumpai, tai turim 2 tipų nuomą, visą laiką vis keitėm tai, bet apsistojom ties to, kad darom 2 metam arba neterminuotai. Tai 2 metam yra įranga dažniausiai verslui. Taip pat svarbu paminėti, kad įranga būna visiškai paruošta. Tai mes, kai gaunam kompiuterius, mes jas paruošiam, padarom atnaujinimus, pridedam pelytę, daikliuką ir klientas gauna jau darbo vietą, o nebe kompiuterį. Garantija ir pakeitimas, tai žinoma, jeigu kažkas sugenda, tvarkom per nuotolį, jeigu nepavyksta, per dieną pristatom tokį patį arba geresnį kompiuterį. Nemokamas pristatymas, čia kaip ir pas visus, turbūt, ir nuolatinis įrangos atnaujinimas, tai tiesiog yra stimulas, lengviau atnaujinti įrangą, nes, kaip sakau, naujintis, kai neveikia gerai, yra per vėlu. Įdomus faktas, kad nuomos išlaidos gali būti priskiriamos prie veiklos sąnaudų, tai vienas iš būdų sumažinti pelną. Kaip ir sakau, labai paprasta, 2 terminai, 2 metų arba neterminuoti. Tai 2 metai dažniausiai yra, ne dažniausiai, dvigubai mažesnis mėnesinis mokestis, fiksuota sutartis, skirta dažniausiai verslui, optimizuoti biudžetą, lengviau planuojamas ilgalaikės išlaidos. Tuo tarpu trumpalaikė nuoma, didesnis mėnesinis mokestis, nuomos nutraukimas absoliučiai bet kada, galimybė keisti įrangą bet kada, tinka studentams, fiziniams asmenims, trumpalaikiam projektam, mokymam ir panašiai. Lankstumas atitinka kintančius poreikius. Abu modeliai, žinoma, apima techninę aptarnavimą ir visą kitą. Kaip veikia Fiberta, tai turim svetainę, išsirenkat įrangą, apmokat, pasirašom sutartį ir gaunat įrangą. Įrangą dažniausiai pristatom per 1-2 darbo dienas. Jeigu reikia vidinę, galima atsimti iš mūsų ofiso, bet šiaip apie 200 kompiuterių turim, tai faktiškai kiekvieną kartą kitą dieną klientas gauna. Jeigu dabar užsakytų, rytoj ryte jau būtų kompiuteris pas jus paruoštas su dėkliuku, su pelyte, susikūrė į slaptažodį, dažniausiai to klientai nedaro, bet mes agituojam tai daryti ir dirbim. Mūsų gale PODIU sistema. Mes esam 2 žmonės ir valdom 2000 vienetų įrangos, 300 klientų ir dar apie 100 privačių klientų, tai jau 2 sistema. Tai mums leidžia viską sujungti vieną, tai yra klientų valdymą, atsargų sekimą, sąskaitos ir mokėjimai, automatiškai išsiunčiančias sąskaitos, netgi turim galimybę nuo kortelės automatiškai nuskaityti, išsiųsti priminimą ir
Google chatas, viskas susijungia į vieną. Čia nenoriu išplėsti, bet čia mūsų supergalia. Spec pasiūlymas, tai turbūt sunku papasakoti svetainėje, bet tam tikrais atvejais mes galime apsivežti ekspozicinės įrangos, kuri yra 30% pigesnė negu rinkos kaina ir pasiūlyti nuomą pigiau negu kad pirkti. Taip sakant, kai klientas sako, ten kažkas siūlo lizingą be pabrangimo, aš visą laiką sakau, visi žino, kad lizingo be pabrangimo nėra. Tai tokiu atveju mes galim pasiūlyti nuomą, kai yra pigiau negu pirkti. Nes mes kompiuterį, kurį gaunam, ar taip išpakuojam, ar taip jį ruošiam. Ir jūs, kaip sakant, bet kokiu atveju netenkat to išpakavimo malonumo. Ir BNI 15% nuolaidos kodas taip pat turi įsipareigojimą BNI, kad bet kuriam nariui mėnesį duoda kompiuterį nemokamai. Tai keli iš jūsų jau pabandėt, pavyzdžiui, niekad nenaudojat Apple kompiuterį, norit išbandyti, bet nežinot, ar patiks. Parašyt man, aš jums duodu. Labai populiaru yra kalbėti apie ekologiją, tai aš irgi pakalbėsiu. Tai mes esam labai tvarūs. Pakartotinis naudojimas reiškia tai, kad su mumis įranga panaudojama daug daugiau. Taip pat mes iš to pakartotinio panaudojimo sukuriam didesnę naudą klientui, nes mes siūlom tiek naują, tiek naudotą įrangą. Jeigu klientui labai svarbu kaina, mes galim pasiūlyti naudotą įrangą už super gerą kainą. Jeigu jam svarbu prestižas, mes galim užsakyti naują. Efektyvus procesas. Anksčiau to negalėjom padaryti, bet dabar esame paskaičiavę, kad per 28 dienas mes išnuomojam grąžintą kompiuterį. Tai reiškia, kad mums trumpalaikė nuoma finansiškai yra dar naudingesnė. Tai galėjom padaryti tik ta, kai turėjom pakankamai srautą klientų didelį. Ir socialinė iniciatyva, tai kaip ir buvau jau minėjęs, 50 kompiuterių esam paaukoję Ukrainai. Taip pat, kadangi prezentacijas nepaslaptis dariau su dirbtinio intelekto pagalba, pasiūlė man įdėti, kad įdomesnės skaidrės būtų pasiūlė įdėti mano minusus, ką sako apie mūsų dirbtinis intelektas. Tai jo, mes esame maža įmonė, tik 2 darbuotojai, mūsų pelno marža gana maža, bet kažkaip išgyvenam iki dabar dar. Technologijų greitas senėjimas, tai faktas, mes nuolatos turim vežtis naują įrangą, nes labai greitai sensta ir konkurencijos spaudimas. Ta prasme, dalymosi ekonomika plečiasi tokiu greičiu, kad kiekvieną dieną atsiranda naujų konkurentų. Bet iš tų, kurie specializuojasi ant įrangos nuomos, mes dar vis esam didžiausi turbūt. Mitai apie įrangos nuomą, tai pirmas mitas, kad įrangos nuoma yra per brangi. Dažniausiai atveju fiziniam asmeniui aš suprantu, kad taip ir yra, bet verslui truputį kitaip negu fiziniam gyvenime, sutaupyti apyvartiniai pinigai yra daug svarbiau. Nes tu gali lengviau planuoti biudžetą, gali padidinti reklamos sąnaudas ir panašiai. Kitas mitas, kad pirkti įrangą yra geriau, nes tai yra vertė. Versle kompiuteriai nėra investicija ir nėra turtas, tai yra tiesiog sąnaudos. Todėl žiūrėti, kad kažkokia kompiuterio vertė ten liks ir jis pasiliks man ir aš jį galėsiu atiduoti savo uošviniai. Maži verslai taip daro, bet mes skatinam, kad taip nereiks daryti. Ir nuomos sutartys yra nelankščios, pas mus nėra taip. Turbūt visi yra susidūrę, kai Telijai arba kokiam Lemon Žymė reikia nutraukti sutartį. Sakai, reikia nutraukti ir sako, mes čia padarėm tau per metus tiek laiko, tiek nuolaidų, dabar nutraukimas kainuos 200 ir sumokėti ten galėtų 50 eurų. Pas mus taip nėra, pas mus bet kokiu atveju sutartį galima nutraukti, sumokėjus 20% likusios mokėti sumos. Mano ieškomi klientai, tai nuolatinių mokymo organizatoriai. Mokymai turėtų būti nuo mėnesio iki 3 mėnesių. Tada visi startuoliai, kurie planuoja plėtrą, įmonės su laikinais darbuotojais ir apskritai visas įmonės, kurios nori atnaujinti IT ūkį. Čia keletas atslėpimų, kodėl nuoma tikrai apsimoka. Žinoma, nes visi mes turim gerų atslėpimų, tai galim praleisti turbūt. Tai tiek. Labai būčiau dėkingas už grįžtamą ryšį, jeigu parašytumėt man balą, kaip man sekėsi ir kažkokių klausimų, ką kitam kartui dadėti.